Labas, čia vėl aš su šaknų knyga. Pažiūrėkime, kas šiandien parašyta šaknų knygoje. Mes šiandien trauksim šaknis iš didelių skaičių, o dieve, tik nedideli skaičiai. Bet nesijaudink, aš tau padėsiu, kad dideli skaičiai nebūtų tokie baisus. Ir mes šiandien, kad ištrauktume šaknis iš didelių skaičių, naudosime seną gerą metodą, kurį pamiršai tikriausiai nuo 5-6 klasės. Tai yra skaidymas pirminiais dauginamaisiais. O ne, tik ne pirminiai dauginamieji. Taigi, kad mes ištrauktume šaknį, nes matot, iš 1008 ištraukti mintinai galbūt nėra taip lengva, dar sunkiau yra iš 2310 ir taip toliau. Taigi, mes pasirinkime, pavyzdžiui, skaičių 1008 ir ištraukim šaknį. Ir aš išskaidysiu pirminiais dauginamaisiais. Pavyzdžiui, pasiimam 1008 ir kiek iš 2 daliname, gausime 504, vėl iš 2, nes lyginis skaičius, matot, jeigu lyginis skaičius, aš galiu tiesiog dalinti iš 2. Vat lyginiai skaičiai ir 63 nebėra lyginis skaičius, bet kadangi suma skaitmenų 6 + 3 yra 9, dalinasi iš 3, aš galiu tiesiog padalinti iš 3. Gauti 21, dar iš 3, 7, nes iš 7 ir gauti 1. Nuostabu. Mes išskaidėm pirminiais dauginamaisiais. Ką tai reiškia? Mes tiesiog gautume tokį variantą, kad yra šaknis iš 2 kart 2 kart 2 kart 2 kart 3 kart 3 kart 7. Fantastika, nuostabu, viskas gerai. Mes mokomės, kad galime ištraukti šaknį, kai yra pora. Pavyzdžiui, 2 ir 2, galime ištraukti šaknį. Gal žalias spalvas žiūrėsiu. 2 ir 2, 2 ir 2, 3 ir 3. Labai nuostabu. Mes galim tą patį pastebėti netgi pačiam skaidime. 2 ir 2 yra pora, taigi dvejetą mes ištrauksime prieš šaknį. Vėl 2 ir 2 ištrauksim dvejetą, 3 ir 3 ištrauksim trejetą. Taigi visi šitie skaičiai, kurie yra poromis išskaidžius, mes galim ištraukti prieš šaknį. Ir galim gauti tiesiog vietoj viso šito ilgo daikto gauti 2 kart 2 kart 3 ir lieka po šaknies skaičius, kuris neturi jokios poros. Ir mes gausime iš viso 12 šaknų iš 7. Taigi, kas čia ką tik įvyko? Mes paėmėm skaičių ir skaidėm jį pirminiais dauginamaisiais, taip? Kaip senais gerais laikais. Pažiūrėjome, ar yra porų tarp šitų pirminių skaičių. Matome, kad yra dvejetų pora, reiškia ištraukim dvejetą prieš šaknį. Yra kitų dvejetų pora, vėl ištraukim dvejetą prieš šaknį. Ir tas pats su trejetais. Visi prieš šaknis ištraukti skaičiai gali būti sudauginami, gausime 12, o skaičius, kuris neturi poros, išskaidžius, lieka po šaknyje. Na va, ir mes taip galime išskaidyti visai nemažą skaičių ir ištraukti šaknį. Nuostabu. Mes galime, duosim daugiau vietos, nes šiandien tikrai reikės vietos šitam dideliam skaičiui. Va. Keliaujame žemyn su šituo skaičiumi, kur iš kurio šaknį trauksime. Gerai. Va. Turim didžiulį skaičių. 264 060. Aš iš karto parašiau išskaidimą, čia kaip kulinariniam šou, kai nepažiūrėti, bet jau būna padaryta dalis patiekalo. Taigi, mes išskaidykime. Vėlgi, lyginis skaičius baigėsi 0, dalinu iš 2. Ir aš dalinsiu iš 2 tol, kol man išeis čionais. Va, iš 2 daliname, puiku, gausime 132 000, vėl iš 2, gausim 66 000, vėl iš 2. Ir mūsų galutinis skaičius, perinamasis skaičius, nebėra lyginis. Taigi mes iš 5 galim padalinti, nes baigėsi 5, man patinka dalinti iš 5, dalinu iš 5, vėl dalinu iš 5, gerai, gaunam 1, 3, 2, 3, skaitmenų suma yra 9, reiškia galim dalinti iš 3, padalinam, nuostabu, vėl galim dalinti iš 3, nes dalinasi iš 3, 147 yra 12, suma dalinasi iš 3, nuostabu, gausime 49, mokam padalinti iš 7 ir iš 7 ir viskas. Mes šiandien išskaidėme. Va čia tai buvo skaidimas. Ir ką mes gausime? Mes gausime 2 ir 2 turi porą, 5 ir 5 turi porą, 3 ir 3 turi porą, 7 ir 7 turi porą.
aš galiu, va čia ištraukiam dvejetą, penketą, trejetą ir septynetą, čia yra iš tų skaičių poros, aš jeigu noriu, tai nebūtina, bet aš noriu, pavyzdžiui, pasižymėti skaičius dėl savęs, šiuo atveju dėl savęs, kurie neturi poros, taip, kurie yra tiesiog beporiai skaičiai. Pavyzdžiui, tik tai dvejetas ir trejetas neturi jokios poros. Ir jie negali turėti poros, nes jie yra skirtingi. Ir ką mes padarome, mes visus skaičius, kurie turėjo porą, iškeliam prieš skliaustus, tai yra prieš šaknį. Tai yra 2 kart 5 kart 3 kart 7, o tie, kurie neturi poros, lieka po šaknyje. Ir mes sudauginę gausime 2 kart 5 kart 3 kart 7 mintinai turbūt bus 210, nes čia 10, o čia 21, tai 210 šaknų iš 6. Na va, toks būtų mūsų atsakymas. Tiesą sakant, noriu iš karto parodyti užuominą. Ką daryti su skaičiais, kurie baigėsi 2 nuliais? Galime supaprastinti visus veiksmus. Nes natūralu, kad jeigu trauksime šaknį iš 100, ar ne, tai mes gausime 10, ar ne? Nuostabu. Šaknį iš 200 mes gausime 10 šaknų iš 2. Nes, traukia 10. Šaknis iš 300 bus tiesiog 10 šaknų iš 3, ar ne? 400 bus 10 šaknų iš 4, bet iš 4 ištraukia šaknis ir gausim tiesiog 20. Va, žiūrėkite. Iš 400 mes galim iš karto supaprastinti, peršokti vieną veiksmą ir turėti 10 šaknų iš 4, tada ištraukti šaknį iš 4 ir gauti 10 kart 2 bus 20. Tai man patinka pastebėti, jeigu mes turim pabaigoje 2 nulius arba 4 nulius, 4 nuliai beje, iš 4 nulių skaitmens išsitraukia 100, ar ne, sumažėja per pusę nulių skaičius. Tai mes galėjome, pavyzdžiui, iš karto supaprastinti šitą skaičių, o paukščiai kažkokie šėlsta, ne, ten katinas, nuostabu, ir gauti tiesiog 10 šaknų iš 2, 6, 4, 6. Aš galiu taip supaprastinti ir traukti iš šito mažesnio skaičiaus šaknį. Gal man būtų buvę paprasčiau. Gerai. Ir paskutinis, kur noriu parodyti kaip pavyzdį, tai kada mes, pamatysite. Mes ištrauksime dabar ir pamatysime, kas nutiks. Taigi vėl lyginis skaičius, nuostabu, mes ištraukiame, gausime 1, 1, 5, 0, aš noriu dalinti iš 5, nes baigėsi 5, nuostabu. Vat, tada 2, 3, 1, skaitinių suma 6, dalinasi iš 3, puiku, čia iš 7, čia iš 11 ir viskas. Ir mes neturim jokių porų. Jeigu jokių porų nėra, mes negalim ištraukti šaknies, šitų pirminių skaičių nėra porų, tiesiog turėsime šaknis iš 2, 3, 1, 0. Dėl to paties, pavyzdžiui, negalim ištraukti šaknies iš 6, nes nėra porose jokių pirminių dauginamųjų. Tai trumpai tariant, šita atrodo sudėtinga tema, didžiulių skaičių šaknys, mes išskaidykime pirminiais dauginamaisiais, ieškom poras, jeigu randam porą, tai galim... Ir čia svarbu, mes ištraukiam ne du trejetus čionais prieš skliaustus, bet 1 trejetą, nes nuo vienos poros mes 1 skaičių ištraukiame. Tai tiek, tikiuosi, kad šitas padės. Žiūrėkime, mes jau turim su šaknimis medžiagos pakankamai daug šaknų, čia mūsų visi 4 video. Tai tiek, ačiū tau, gero šaknies traukimo ir tikiuosi, kad šie metodai tau padės. Labanakt.